Plūduriuojanti žvejyba išgyvena renesansą. Jei tik pagalvočiau apie nendrių sieną už manęs, kur galėčiau žvejoti karpius su nendrine plūde, arba jei pagalvočiau apie ešerių žvejybą atviruose vandenyse su plūde Balato ežere, kokybiška, patvari plūdė gali praversti, o jei ji dar ir dega, ji dvigubai naudinga. Haldord produktų asortimentą papildė 4 naujos plūdės. Nilet Fanzia pavadinimu pažymėti gaminiai yra prieinami 6,5, 8, 10 ir 15 gramų dydžiais. Visų jų išskirtinis bruožas – itin tvirtas korpusas, stipri anglies pluošto kotas, gale esanti metalinė sukamasis kilputė, užtikrinanti plūdės tvirtinimą bei itin geras matomumas. Tai stora antena, kuri nudažyta raudonai ir geltonai, todėl puikiai matoma bet kokiomis apšvietimo sąlygomis. O kas nutinka, kai sutemsta? Na, daugeliui plūdžių mes bandome ant galo uždėti ar užspausti kažkokį šviečiantį vamzdelį. Šiai plūdei to nereikia, nes visos jos antenos yra atsukamos. Nuėmus anteną matyti, kad čia yra mažas ličio elementas, kurį aš jau įdėjau į šią plūdę. Jei jį apverčiu ir tokiu būdu įdedu atgal, plūdė pradeda šviesti. Dabar, žinoma, dienos šviesoje to gerai nesimato, bet kai sutems, plūdė puikiai matysis. Plūdės parduodamos itin tvirtame, permatomame, bet plūdę patikimai apsaugančiame plastikinėme vamzdelyje, o prie kiekvienos plūdės atskirai supakuota yra ličio elementas, kurį, žinoma, norint naudoti, reikia įdėti į plūdę. Jeigu ši baterija išsikraus, o tam prireiks tikrai ne vienos nakties, bet jei vis dėlto išsikraus, nieko baisaus, mūsų asortimente ją rasite ir galėsite lengvai pakeisti.